Tai labas vakaras, ponios viešnės. Krašto vitrinos televizija iš tiesų pradeda pirmąją laidą rinkimų 2012, visuomeninę laidą, kad daugiau žiūrovai, skaitytojai, galim pasakyti, iki vitrinos, sužinotų apie tai jūsų pozicijas ir kodėl jūs kandidatuojate į Seimą ir keletą klausimų atsakyti. Pradedam laidą, kai Vitrinos TV 2012, rinkimų 2012. Ir pirmas klausimas, tai kad daugiau balsų pas mus trupučiuką mūsų portale surinko Rima Zamlockienė, darbo partijos atstovė. Tai mes į pirmą klausimą užduosim jai. Į tą patį klausimą atsakys ir ponia Laimutė Jančiukienė, Valstiečių ir Žaliųjų partijos atstovė, kurias, skaitysim mūsų Krašto vitrinos portale balsavime surinko, skaitysim taip trupučiuką mažiau balsų, bet šalia. Tai tada pirmas klausimas. Ponia Rima, kaip spręsite emigracijos problemą? Todėl, kad šita problema labai pas mus yra dabar labai aktuali. Labas vakaras. Iš tiesų puikus klausimas ir šita problema, jinai turi būti sprendžiama kuo greičiau ir kuo aukščiausių lygmenių. Apie emigracijos problemą kalbama buvo ir dabartiniais kadencijos Seime, tačiau buvo tik kalbama, o sprendimai nebuvo priimami. Iš tiesų, darbo partija yra pasiryžusi spręsti šitą problemą ir ją išspręsti 4 metų bėgyje. Tai reiškia, jeigu rinkėjai mumis patikės, rinkėjai mums garantuos pakankamai balsų, kad mes turėtume daugumą Seime, tai mūsų įsipareigojimas yra tas, kad kadencijos pabaigoje, tai reiškia po 4 metų, emigracijos problema bus išspręsta. Emigracijos problema išspręsti pakankamai sudėtinga yra dėl to, kad ji nėra vienpusis reiškinys. Jinai apima labai daug sričių ir priežastys yra labai plačios ir gilios. Priežastys nėra vien tik tai maži atlyginimai, priežastys yra ir bedarbystė, ir saugumo jausmas. Žmonės nesijaučia saugus mūsų šalyje, žmonės nesijaučia pakankamai įvertinami mūsų valdžios, dėl to jie renkasi emigranto dalią. Todėl emigracijos problema turi būti sprendžiama bendru sprendimų paketu. Tai reiškia, darbo partija yra paruošusi puikią specialistų parengtą programą, kurios įgyvendinimas ir bus tas kelias, kuriuo mes išspręsime emigracijos problemą. Jeigu mes įgyvendinsime darbo partijos paketą programinį, mes nebeturėsime emigracijos problemos. Bedarbystės problemos taip pat. Gerai, ačiū. Ponia Laimutė, jūsų matymas šitos problemos, tai kaip jūsų partija spręs? Ir jūs pati, kaip prisidėsit, kai būsit išrinkta į Seimą, jeigu būsit? Gerbiamas žurnalistas įvardijo mus kaip Valstiečių ir Žaliųjų partija, mes vadinamas Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, norėčiau pataisyti. Ir mūsų partija programoje savo emigracijos sprendimui turi keletą priemonių. Todėl kaip ir gerbiama kolegė sakė, kad tai nėra, kad kažkokia atlikus vieną veiksmą mes galėtume įspręsti šitą problemą. Kodėl žmonės emigruoja? Kai pradedi galvoti apie tai, supranti, kad galbūt dėl to, kad nėra mokyklų kaimo vietoviai, galbūt dėl to, kad šildymo kainos per didelis, o gal dėl to, kad už šiukšlės mes labai daug mokame. Tai konkrečiai sakykime, kad kelio, kaip spręsime būtent šitą klausimą, emigracijos problemą, nors aišku dabar tai šitą problemą visi vardina kaip pačią didžiausią, mes manome, kad Lietuvos Valstiečiai ir Žalieji mano, kad reikia pradėti nuo tokių dalykų, kad žmogui šalyje būtų gera gyventi. Vienas iš tokių yra ir mūsų pasisakymai prieš naują atominę elektrinę, prieš jos statybą ir už mokinio krepšelio naikinimą. Mes pasisakome, kad būtų mūsų šalyje biomasė naudojama, kad nereikėtų naudoti įvežtinės dujas. Manom, kad bendras kompleksas leistų išspręsti emigracijos problemą. Gerai, ačiū, supratau. Šitą dabar perėsim turbūt gal
tokio globalinio, nors ponia Laimutė jau porą tokių pasakė, tai mes jūs įtęsit turbūt, dabar mes kaitaliosim jūsų pasisakymus. Tai vis dėlto kokie veiksmai jūsų manimo ekonomikai galėtų pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą? Jeigu kalbėčiau apie ekonomiką, tai būčiau labai plačiai ir labai giliai, tai būčiau tikrai prieš rinkėjus pati savimi nebūčiau labai patenkinta, nes tikrai nesu ekonomikos labai didelė ekspertė ir žinovė. Tikrai ekonomika nėra mano stiprioji pusė, tačiau įgyvendinant partijos programą, kaip jau ir minėjau, galima pradėti nuo paprastų dalykų. Tai yra šildymo, sakykime, kaip pavyzdys galėtų būti šildymo kainų mažinimas. Nes, sakykime, dabar, kai artėja žiema, tai kiekvienam žmogui yra neramu, o kiekgi mums reikės mokėti ir ar mes galėsime išgyventi. Geras pavyzdys būtų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos meras Bronius Ropė, Ignalinos meras, kur, sakykime, jau antrą dešimtmetį nebenaudoja dujų ir yra šildoma biomasė. Biomasė pakeitė mazutą. Nes pagrindinė šilumos kainos sudedamoji dalis yra energijos žaliava. Ir šiuo metu dujomis tikrai yra brangu šildytis, o apsirūpinant vietinę žaliavą kaip biomasę tikrai būtų puikus sprendimo būdas. Mūsų partija priėmė netgi principinį sprendimą skatinti biomasės naudojimą šilumos ūkyje. Tai jeigu galėtume, sakykime, kad ir kalbėtume apie Prienus ir sakykime, tikrai galbūt šios žaliavos naudojimas tikrai mūsų gyventojams atneštų didelę naudą per šilumos kainų mažinimą. Dar labai didelė problema, sakykime, kalbant apie šildymą, yra mūsų, kad šildome dažniausiai trasas, už kurias irgi reikia mokėti. Taip pat būtų labai neblogai, jeigu daugiau dėmesio skirtume renovacijai pastatų. Ir čia didžioji problema yra ta, kad reikėtų skatinti, kad paskolas imtų savivaldybė, o ne bendrijos namų arba žmonės. Supratau, gerai. Tai trupučiu, dar jūs turėsit progą išsakyti savo nuomonės plačiau, tai aš jau noriu pereiti prie ponios Rimos. Tai ponia Rima, jūsų mane porą tokių aspektų, mes kaip duodam, aš iškart nepasakiau, bet apie porą minučių kiekvienas atsakymas, tai kokie pagrindiniai aspektai jūsų manimo pagerintų mūsų žmonių gyvenimą? Čia klausimas skamba veiksmai ekonomikoje. Taip. Tai iš tiesų pagerinti žmonių gyvenimą dviem aspektais neįmanoma, jį reikia gerinti daugybę aspektų ir šitoje srityje yra ką veikti, ne vienerę kadenciją. Tačiau kokie veiksmai ekonomikoje galėtų pagerinti žmonių gyvenimą? Iš tiesų darbo partija pagrindinį dėmesį skiria tam, kad būtų išlaisvintas verslas ir skatinamas verslas. Tik tai verslas sukurs darbo vietas ir tik verslas sumokės mokesčius į biudžetą. Nuo to tada grandininė reakcija kuriama ir žmonių gerovė. Kai bus mūsų biudžetas pilnas, kai biudžetas pildysis ne iš atlyginimų, ne iš darbo jėgos apmokestinimo, o iš verslo pajamų, tada žmonės pajus naudą tiesiogiai. Ir ką pirmiausiai reikia padaryti, tai be abejo, skatinant verslą, sureguliuoti mokesčių politiką, kad smulkus ir vidutinis verslas galėtų įsikibti, įsivyrauti ir gyvuoti. Ir didžiausias dėmesys turi būti skiriamas smulkiam šeimos verslui, maži šeimos ūkeliai tiek žemės ūkyje, tiek paslaugų sektoriuje ar kitose sferose, jie yra tų laisvų darbo vietų kūrėjai. Ne politikai sukurs darbo vietas. Darbo vietas sukurs tik verslas, o tam reikalingos geros, palankios sąlygos. Reikia kurti regeneruojančią politiką, turi pinigai kurti pinigus. Ir tą geriausiai moka darbo partija. Supratau. Ir
Pradėsim. Dabar trečias klausimas, labai toks aktualus švietimas. Čia, aš žinau, sėdi praktiškai dvi ekspertės, čia bus švietimo. Vienas žmogus dirbantis švietime, kitas žmogus buvęs taryboje ir taip pat daug pasisakęs šitų klausimų. Tai pasakykit, ponia Lamutė, dabar jūsų, kaip sakai, eilė jau... Ne. O, ponia Rima, atsiprašau, ponia Rima. Tai švietimas, ar teisingų kelių vyksta reforma? Iš tiesų, švietimo klausimų, būdama savivaldybės taryboje, pasisakiau tikrai daug. Turiu tam teisę, nes esu pagal išsilavinimą pedagogė, taip pat ir turiu pedagoginio darbo patirties. Todėl švietimo sferas, švietimo sritis man yra be galo skaudi ir artima. Ir mano požiūriu, šita reforma, kuri yra vykdoma, tikrai neina teisingų kelių. Tikrai nėra teisinga, kad uždarinėjamos kaimo mokyklos, tikrai nėra teisinga, kada stambinamos mokyklos ir vaikai po 50 ar 60 km vežiojami autobusiukais į mokymo įstaigą ir atgal. Tikrai nėra teisinga, kad trūksta priešmokyklinio ugdymo įstaigų, trūksta darželių, trūksta lopšelių ir tikrai nėra teisinga, kad neskiriamas pakankamas dėmesys negalią turintiems vaikams, ypatingai jautri sfera. Ir čia reikėtų atsižvelgti, išskirtinai atsižvelgti į šitą sferą ir iš naujo peržiūrėti, atsisakant mokyklų švietimo įstaigų reformos ir atsisakant ydingo mokinio krepšelio metodikos. Darbo partija yra įsipareigojusi. Pirmiausiai, ką padaryti, tai atsisakyti mokinio krepšelio metodikos. Tai leistų tada iš esmės pertvarkyti, naujai pasižiūrėti į švietimo sistemą. Gerai, ačiū. O ką pasakys mūsų švietimo sistemos darbuotojas? Ar vis dėlto švietimas, o dabar jūs sudėtinga situacija. Jūs dabar taip, jūs dar turit, kaip ir palaikyti dabartinę, kad esate tos sistemos dalis. Vykdytojas. Taip, bet jūs einate į politiką. Tai ar teisingų kelių vyksta reforma? Ponia Lamutė. Dabar vėlgi turėčiau kalbėti tikrai, kaip jūs pasakėte, iš dviejų pusių, nes kaip valdininkė aš prisidėjau prie tos reformos įgyvendinimo, tačiau kaip valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė, aš norėčiau pasakyti, kad tikrai širdyje nepritariu tai reformai, nes mes valdininkai tai vykdome įstatymus, kokie jie yra, o aš kaip valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė tai tikrai pasisakau prieš krepšelio politikos naikinimą ir labai džiugu, kad šitam pritarė socialdemokratai ir darbo partija. Manau, kad jeigu mus išrinks į Seimą ir šitos partijos sudarytų daugumą, tikrai krepšelis kaip liberalusis požiūris į švietimą turėtų būti panaikintas. Aš nesakau, kad tais 2003 metais lyg ir atrodė, kad tas krepšelis yra lyg ir išsigelbėjimas visiems, kad mokytojai laiku gaus atlyginimą, kad vaikas gaus krepšelį, jį atsineš į mokyklą. Tačiau pirmosios problemos išryškėjo kaime, kada pastebėjome, kad jau tenka uždarinėti tokias mokyklas, kuriuose mokosi 100 vaikų. Iš tikrųjų, pati tvarka tikrai yra ydinga. Vėliau, kai krepšelis įlindo į aukštąjį mokslą, dabar netgi į darželius ir į papildomąjį ugdymą, tai manau, kad tikrai šitas požiūris yra neteisingas ir Lietuvos valstiečiai ir žalieji siūlo jį naikinti ir dabar mokyklose yra rengiami testų sprendėjai, o ne, sakykime, realiam gyvenimui parengti žmonės. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga siūlo, kad mokyklose būtų dėstomos pasirengimo šeimai ir atsakingos tėvystės ugdymo, pilietiškumo bei sveikos gyvensenos mokymo pamokos. Supratau. Ponia Laimutė, ar reikalinga mūsų šaliai atominė elektrinė? Jūs jau buvo pasisakiusi šito klausimu, bet vėl dar kartą pasikartoti. Lietuvos valstiečiai ir žalieji kategoriškai pasisako prieš atominės elektrinės statybą ir mes stengiamės surinkti parašus, kad įvyktų referendumas, kad žmonės nuspręstų, tačiau sakykime, nepavyko surinkti 300 000 parašų, kaip dabar reikalauja įstatymas ir valstiečiai ir žalieji, būdami valdžioje, tikrai norėtų keisti tą įstatymą, mažinant parašų skaičių iki 100 000. Tikrai mums nereikalinga, nenaudinga ir visiškai nepatraukli yra atominė elektrinė. Mes tikrai turim išteklių
iš ko galime gyventi ir tikrai abejojame, kad kaina gyventojams elektros sumažėtų dėl to, kad mes turėtume atominę elektrinę. Kategoriškai prieš. Supratau. O kaip darbiečiai? Darbo partija visada mėgsta skaičiuoti ir visus savo sprendimus ir veiksmus paremia specialistų, ekspertų išvadomis. Iš tiesų, darbo partija pasisakome ir aš taip pat, kaip darbo partijos atstovė, pasisakome už energetinę nepriklausomybę mūsų šalies. Atrodo, kad atominė energetika mums suteiktų tą nepriklausomybę, tačiau yra keletas klausimų, į kuriuos iki šiol neatsakyta. Referendumas bus už keletos dienų. Ir kada pradėta kalbėti apie atominės elektrinės statybą, mes, darbo partijos frakcija Seime, iškėlėme klausimą ir inicijavome įstatymo pataisą, kad būtų atsakyta, ar Lietuva, pasistačiusi atominę elektrinę, galės pasijungti į ES energetinius tinklus. Tai reiškia, ar mes savo pagamintą energiją galėsime parduoti. Nes paprasčiausias pavyzdys, kiekvienam elementariai suprantama. Jeigu gyveni vienas, o pasisodini hektarą bulvių, o suvalgai tik vieną maišą, kam tada tas hektaras bulvių? Tai šitas klausimas yra pats pagrindinis. Ar mes pasijungsime į ES tinklus? Ir kitas klausimas, kuriuo taip pat iki šiol nėra duotas atsakymas, kiek kainuos naujosios atominės elektrinės pagaminama elektros energija. Tai yra du kertiniai klausimai, į kuriuos atsakymo reikalavo darbo partija, prisidėdama prie įstatymo rengimo ir prie įstatymo priėmimo dėl projekto rengimo. Kada bus parengtas projektas ir kai bus paruošti šitie atsakymai į šiuos klausimus, tada darbo partija ir pasisakys, reikalinga mums atominė elektrinė ar ne. Šiai dienai mes negalime atsakyti, nes esame uždavę du pagrindinius klausimus. Supratau. Tai, ponia Rima, klausimas toks labai jau rimtas, mano manimu. Iš tiesų pas mus labai daug žmonių gyvena už skurdo ribos, kad tos, kur mums nustatyta yra. Tai jūsų manime, kokie yra skurdo problemos sprendimai? Iš tiesų, klausimas aktualus kaip ir ne tik prieš rinkimus, bet ir kasdieną. Ir skurdo problema, jinai jau peržengė tą kritinę ribą, kada pas mus skurdo riba yra paskaičiuota, kad 750 litų pajamų vienam asmeniui jau yra skurdo riba, o žmogus, dirbantis už minimalę algą, gauna netol 700 litų į rankas. Vadinasi, dirbantis asmuo yra žemiau skurdo ribos. Šita situacija išties šiurpinanti ir man, kaip rajono tarybos nariai, ir kandidatei į Lietuvos Respublikos Seimo narius, ji yra aktuali. Ir šiai dienai mes įgyvendindami darbo partijos programą tikrai išspręsime ir skurdo problemą, nes esame įsipareigoję, kad 2013 metų pabaigoje, jeigu darbo partija gaus pakankamą rinkėjų balsų skaičių ir bus valdžioje, vidutinį, darbo užmokestį pakels iki 1500 litų. Minimalią algą. Tai reiškia, kad jau minimalią algą gaunantys darbuotojai nebebus žemiau skurdo ribos. Tai vienas iš skurdo mažinimo klausimų. Tačiau skurdo problemos sprendimai yra tiek nedarbo problemos sprendimas, tiek ekonomikos skatinimo veiksnių ir ryžtingų žingsnių priėmimas. Ir tokiu būdu mes galėsime išspręsti skurdo problemą. Be to, skurdo problema ne tik jinai yra tokia kaip skurdas, bet ir socialinės atskirties mažinimo problema. Šiai dienai pas mus nėra viduriniosios klasės. Tai reiškia, kad yra tik tai saujeliai gerai gyvenančių ir visi kiti arti arba balansuojantis ant skurdo ribos. Vidutinės klasės auginimas ir skatinimas
tai yra ekonomikos veiksnių reikalas, ekonomikos skatinimo reikalas. Kada mes ekonomiką pakelsime, tada pas mus pradės augti vidutinė klasė. Kaip jūs, ponia Laimutė, kaip valstiečiai žalieji žiūri į šitą problemą? Lietuvos valstiečiai ir žalieji tikrai nežada kaip darbo partija jokių tikslių sumų, neįvardina pinigais, tačiau norint įspręsti skurdo problemą, tai reikia dirbti kompleksiškai. Vien tik tai atlyginimo pakėlimas iki tam tikros ribos ir jeigu mes pakelsim mokesčius arba šildymo kainas, tai tu gali gauti ir 2000 ir gyventi ant skurdo ribos. Mes manome, kad pirmiausia turėtų būti verslo skatinimas, tai turėtų būti decentralizuota politika, pati decentralizacija, kad darbo vietos kuriamos ne tik tai Vilniuje, Kaune, bet ir regionuose, nes iš tikrųjų labiausiai kenčia regionai ir didžiausia skurdo riba yra regionuose. Mes manome, kad ir žemės ūkis galėtų prie to prisidėti ir, sakykime, ir švietimas kartu prie to, todėl kad ir galėtų jaunimas įgyti perspektyvės specialybės. Visa tai labai panašu, šitas klausimas jūsų labai siejasi su pirmuoju apie emigraciją. Tai tie atsakymai, sakyčiau, sutampa. Jeigu nebus pas mus skurdo ribos, tai ir emigracija tikrai sumažės. Supratau. Nu kągi, jau žinom, kaip spręsim skurdo problemos, švietimą. O kaip mes kovosim su šešėline ekonomika, ponia Laimutė? Na, su šešėline ekonomika 4 metai kovoja Kubilius, kiek aš žinau, ir sako, kad jam ten visai sekasi, jisai puikiai ten žadėjo ištraukti milijardus iš to šešėlio, tačiau greičiausiai tie būdai nebuvo pasirinkti patys teisingiausi ir tas traukimas lyg tai ir nusilpo ir tų milijardų neištraukiam. Na, sakykime, valstiečiai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga programoje tikrai nėra įsirašę, kaip jie tai darys, bet tai visų bendrų kompleksinių priemonių dėka tik tai. Ir, sakykime, šita šešėlinė ekonomika, manau, kad tai turi išnykti kaip reiškinys iš mūsų pirmiausiai galvų, jaunosios kartos auklėjimo ir tada tikrai neturėsim šitų problemų. Gerai, supratau. Įdomus požiūris. Pone Rima, tai kaip jūs manat, kokie mastai yra šitos šešėlinės ekonomikos ir kokie gali būti mažinimo sprendimai? Aš dar vieną sakinį tiesiog dėl skaičių, kuriuos darbo partija tikrai pateikė ir tai nėra populistiniai skaičiai. 2004 metais darbo partija eidama į Seimo rinkimus sakė, kad toje kadencijoje įmanoma minimalią algą pakelti iki 800 litų, tai ir buvo padaryta. Kai pradžioje kadencijos buvo 360 ir visi suko prie smilkinio pirštą ir sakė, darbo partija yra populistai, melagiai ir apsišaukėliai. Todėl čia aš galvoju, kad visi... Grįžtam prie šešėlio. Todėl mūsų partijos įsipareigojimas vidutinę algą pakelti iki 1500 yra visiškai realus, tik tam reikalingi visi kiti veiksniai. Grįžtant prie šešėlinės ekonomikos, jos mastai šiai dienai tikrai per šią kadenciją, kurioje valdė konservatoriai su liberalais, tik padidėjo, jokio milijardo iš šešėlio niekam nepavyko ištraukti, nes tikrai buvo populistiniai žingsniai ir populistiniai pareiškimai. O šešėlinę ekonomiką mažinti yra patys paprasčiausi būdai, tai sutvarkyti mokesčių politiką. Jeigu mes pakeisime mokesčių politiką į palankę verslui, palankę smulkiam verslui, tiesiog nebebus prasmės slėptis nuo mokesčių, nebebus prasmės įdarbinti nelegaliai žmonės, nebebus prasmės pirkti kažkokias kontrabandinės cigaretes, jeigu žmogus gaus
orų atlyginimą, jam nebus brangu nusipirkti ir kurą degalinėje. Iš tiesų, tai ne kainos yra pas mus labai didelės. Iš tiesų, pas mus atlyginimai yra labai maži. O kad atlyginimas būtų geras, verslui turi būti sudarytos konkurencingos sąlygos. Taip, kaip ir kiekvienoje gerai išsivyščiusiose Europos šalyse, paimkime Didžiąją Britaniją, tiesiog sutvarkyta mokesčių politika. Taip, dabar toks klausimas, rodos, ir platus, bet aš norėčiau, kad jūs atsakytume į keliais sakiniais. Tai dabar pradėsim nuo jūsų, ponia Rima. Tai kodėlgi jūs vis dėlto kandidatuojate į Seimą? Iš tiesų, klausimas labai teisingas. Ir aš nekartą pati savo tą klausimą užduodu ir žinau atsakymą. Nuo mažens esu tas žmogus, kuris užstoja silpnesnį. Mokykloje visada man nepatikdavo išsišokėliai, aš visada buvau silpnesniųjų pusėje, visada kovodavau už teisybę ir visada labai pergyvendavau dėl to, kad kažkas netaip vyksta. Ir į politiką patekau neatsitiktinai, nes 8 metai esu aktyvioje politikoje rajono ir matau, kad tikrai mūsų rajone galima tvarkytis iš tiesų kitaip. Iš tiesų reikia naujo požiūrio į viešąjį interesą, reikalingas naujas požiūris į viešuosius finansus, todėl ir kandidatuoju į Seimą paskatinta mūsų gyventojų, rajono gyventojų, mano rinkėjų, tiesiog teisėtų lūkesčių, jų nuogastavimų, jų bėdų ir tiesiog negaliu pasielgti kitaip. Ponia Laimutė, kodėl jūs kandidatuojate į Seimą? Netikėtai taip. Ar netikėtai? Netikėtai, tai gal daugiausia kitiems, savo tai aš esu tikėtai. Supratau. Iš tiesų, aš turiu tokį posakį, kad man labai nepatinka, kai žmonės skundžiasi, kad jiems yra blogai ir nieko nedaro. Aš manau, kad jeigu tu matai, kad kažkas yra blogai, mes turime eiti, daryti ir keisti. Aš esu iš tų aktyvių žmonių ir mane, sakykime, remia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Manau, kad daugelį sričių nesu pati kvailiausia ir iš tiesų jau turbūt daugeliui pabodo ilgi partijų sąrašai kandidatų, kurie tai jau daro vos ne 20 metų. Aš manau, kad ir politikoje turėtų ateiti jaunesni žmonės, manau, kad moterys irgi nepamaišytų. Supratau. Suteiksim tokią jums progą glaustai papasakot, pirmą bus ponia Laimutė, kaip eilė atėjo, papasakot, ką jūs norite pasakyti savo rinkėjams? Žmonėms, kurie ateis prie balsadėžių į balsos. Aš pirmiausia galbūt norėčiau pasakyti, trumpai papasakoti apie save, jeigu leisite. Prašau. Aš esu šio krašto žmogus, gimiau Pašventupio kaime, Pakuonio seniūnijoje, užaugau Onutės ir Antano Mickų šeimoje. Tikrai labai didžiuojuosi savo šeima, kurioje buvo išugdyta pagarba žmogui, meilė tėvynei. Mūsų šeimoje, sakykime, buvo visada kalbama apie tą Lietuvą, dėl kurios mes kovojome. Mūsų šeimoje buvo kalbama apie tremtį. Ir 1985 metais, baigusi Pakuonio vidurinę mokyklą, įstojau į tuometinį Kauno Politechnikos institutą, kur baigiau inžinieriaus technologo specialybę. Pagal savo specialybę dirbau Alytaus šaldytuvų gamykloje Snaigėje, laboratorijos vedėja, tačiau 1991 metais mano tėveliai tapo pirmieji mūsų krašto ūkininkai ir mes sugrįžome į savo gimtinę
su vyru ir pradėjome ūkininkauti. Čia gimė mūsų vaikai ir, sakykime, tas mūsų ūkis nebuvo labai didelis, tai jisai toks ir yra, 25 hektarai, galėčiau save priskirti šiais laikais prie smulkių ūkininkų. Tačiau iš tikrųjų nebijau darbo ir savo ūkyje tikrai visus darbus darydavau pati. Galbūt daugeliui atrodo keista, kad kažkada melžiau 13 karvių rankom. Iš tikrųjų viską esu išbandžiusi ir 2001 metais pradėjau dirbti Pakuonio pagrindinėje mokykloje. Tuo metu baigiau informatikos mokytojo specialybę ir mokykloje taip pat dirbau daugelį pareigų. Tais laikais dar buvo ir kasininko pareigybė, ir mokytoja, ir bibliotekos vedėja, skaityklos, vedėja. Vėliau tapau direktoriaus pavaduotoja, tačiau visą laiką kažkaip vis norėjau, stengiausi, troškau naujų žinių. Tai 2009 metais baigiau Mykolo Riomerio universitetą ir ten įgijau, man buvo suteiktas švietimo įstaigų administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Gyvenimas dėstosi kartais įvairiai tų posūkių būna. Nuo 2009 metų dirbau Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriuje, vyriausiąją specialistę. Turiu sūnų studentą, dukrą moksleivę. Vyras mano dirba Kaune, tačiau norėčiau rinkėjams pasakyti štai ką, kad aš esu viena iš paprastų mūsų krašto gyventojų ir aš labai norėčiau, kad Lietuva mūsų būtų pati natūraliausia, pati švariausia, sveikiausia Europos šalis, kur būtų žmogaus ir gamtos darna ir kad galėtume mes visi gražiai sugyventi. Toks mano tikslas. Gerai. Nu, Tilpo į 5. Taip, viskas gerai, viskas tvarko. Mes, žinot, labai stebim kiekvieną minutę. Tai, ponia Rima, ką jūs norit pasakyti savo rinkėjams, gal ne tik savo, kodėl jie turi balsuoti būtent savo balsą jums, o ne kitam? Na, iš tiesų, aš irgi noriu šiek tiek trumpai prisistatyti, kas aš esu. Jau ne kartą esu prisistačiusi rinkiminėse kampanijose, tačiau pasikartoti niekada nėra blogai. Gimiau, augau ir gyvenu Pakuonio miestelėje Prienų rajone. Su vyru Ryčiu puoselėjom savo nedidelį ūkį, ūkininkaujam 10 hektarų, tai irgi tas žemdirbio dalia ir žemės ūkio darbai mums nėra svetimi. Baigiau Pakuonio vidurinę mokyklą. Su gailesčiu galiu pasakyti, kad dar tada jinai buvo vidurinė, šiai dienai jinai jau tik pagrindinė ir jos likimas iš tiesų neaiškus. Esu įgijusi 2 aukštojo mokslo magistro laipsnio diplomus. Turiu matematikos informatikos specialybę ir savivaldos institucijų administravimo specialybę. Ilgametė darbo biržoje patirtis man suteikė daug įvairiapusių žinių ir aš čia įgijau tiek vadybinės patirties, tiek bendravimo su darbo biržos klientais. Artimai susipažinau su netekusių darbo žmonių problemomis, su bedarbystės skauduliais. Taip pat gerai žinau, kuo kvėpuoja, kaip gyvena mūsų rajono verslo įmonės, nes teko išties daug bendrauti. Žinau, kaip sunku jiems kurtis, kaip sunku jiems išsilaikyti, kaip sunku plėstis. Ir 20 metų nedarbo problemų sprendimo politika tai išties nedavė reikalingų rezultatų ir matome, kad šiandien mes turime didžiausią per 20 metų bedarbystę ir didžiausius emigracijos srautus. Taip pat turiu ir pedagoginio darbo patirties, dėl to švietimo sistemos reikalai man išties artimi ir visiškai suprantami.
Nuo 2007 metų esu renkama rajono savivaldybės tarybos nare. Aktyviai dalyvauju savivaldybės darbe, aktyviai dirbu tarybos nario darbą, atsiliepiu į kiekvieną pagalbos šauksmą, į kiekvieną signalą. Esu principinga, atsakinga ir reikli. Reikli ne tik savo, bet ir kitiems. Niekada neišdaviau ir neapsimelavau savo rinkėjams. Niekada nespekuliavau jų jausmais, vis žadėdama atpiginti šilumą. Aš suprantu, kad Prienų rajonui šita problema, Prienų miestui šita problema yra labai skaudi ir labai aštri. Tačiau spekulacija prieš rinkimus, kad aš jums, tik rinkite mane, aš jums atpiginsiu šilumą, yra nekas kitas, kaip akivaizdus melas, tiesiai žmonėms siekis. Tai manipuliacija jų jausmais ir jų padėtimi. Todėl aš manau, kad esu verta tarybos nario, Seimo nario mandato, nes mūsų žmonių, mūsų krašto, Prienų rajono ir Birštono krašto žmonių lūkesčiai turi būti pateisinti. Prienų rajono žmonės pagaliau turi teisę gauti didžiausias pajamas ir mokėti mažiausius mokesčius. Ne taip, kaip yra iki šiol. Balsuokite už Darbo partiją, sąrašo numeris 3. Tai bus jūsų laimingas numeris šioje rinkimų loterijoje. Ir už Rimą Zablackienę, kandidatę Prienų ir Birštono vienmandatėje rinkimų apygardoje. Taip, dabar galim skaityti, jau atėjom prie finišo. Dabar mano toks klausimas, kuris aš išrinkau, perskaitys jūsų trupučiuką pristatymų šito savo biuletenį VRK. Tai kaip jau čia būsim taip, gal burtus mesim, kas pirmas atsakys, ne? Ar pagal tą samą sistemą? Gerai, pagal sistemą, gerai, laikomės tada, taip. Jūs dabar atsakinėjate, jūs dabar tada ir man atsakysit. Perskaičiau ir net, ponia Rima, neturiu klausimų kokių užduoti. O problema kokia? Tai čia gerai ar blogai? Ne, čia mano manimu trupučiuką taip jau kaip tai keistoka. Bet vis dėlto pasakysiu taip, aš vis dėlto pabandysiu suformuluoti klausimą, kuris išeitų iš jūsų šitų pažadų. Įsipareigojimų. Įsipareigojimų. Gerai, supratau. Skirtumas yra. Jūsų manimu. Pavaizduojam, kad jūs patekote į Seimą. Į kokį komitetą nueisit, kad dirbti, kad jūs manot, kad jūsų darbas bus pats naudingiausias? Seime. Kokią sferą? Kur eisit? Kokį komitetą? Manau, kad mano stiprioji pusė yra mano didžiosios darbinės veiklos patirtis. Tai 15 metų atidirbau darbo biržoje Prienų. Todėl mano manymu aš tikrai galėčiau puikiai atstovauti Lietuvos piliečių lūkesčius socialinės apsaugos ir darbo komitete. Supratau. Ponia Laimutė, jums toks klausimėlis. Čia jūs parašėt daug konkrečių dalykų ir iš tiesų man trupučiuką tai patiko, kad jau yra už ko užsikabinti. Tai pasakykit, tai kodėl jūs norit, kad referendumas, tam, kad surengti referendumą, reikėjo mažiau tų parašų, tik 100 000. Kodėl jūs norit būtent šito? Todėl, kad, sakykime, tas įstatymas yra priimtas, kai Lietuvoje gyventojų tikrai buvo daugiau. Dabar tie migracijos mastai tokie, kad iš tikrųjų gyventojų mažėja, tai manom, kad ir referendumui surengti reikėtų mažiau parašų. Supratau. Ir dar toks vienas bendras klausimas. Pasakykit, visi čia kalba, dabar mes, politikai sako, mes nueisim į Seimą, jūs čia rajone gyvensit geriau. Tai pasakykit, prašau man, painamai dabar jūs pirmą pasakykit. Tai kokios mano košės, su kokio tai homogenė paduosit, skaisim, Prienų gyventam ir Birštono, kad gyventume jie geriau, kada jūs būsit Seime?
Iš tikrųjų, tai galbūt čia tik tai žurnalistai taip supranta, kad į Seimą einame tam, kad Prienų rajonui būtent ir Birštonui būtų geriau. Seimas tai yra įstatymų leidžiančiosios, sakykime, tai yra įstatymų leidykla, leidėjas. Ir tikrai nei vienas iš mūsų, mes turime atstovauti savo rajono interesus. Mes turime žinoti, kuo mūsų žmonės gyvena. Mes turime pas juos lankytis, išklausyti jų problemas ir priimti teisingus įstatymus. Supratau. Nu, o kaip jūs manot, kaip jūs padėsit mūsų rajonui? Gal mažiau šiluma bus mažesnė, gal mes atlyginimus gausim pati didžiausias, ponia Rima? Iš tiesų, taip, vienmandatė rinkimų apygarda ir įpareigoja tą Seimo narį labiau rūpintis būtent to krašto žmonėmis. Atkreipti pirmiausiai dėmesį į jų skaudulius ir į jų problemas. Tačiau kreipiant dėmesį į vieno regiono, į vienos rinkimų apygardos problemas negalima pamiršti, be abejo, ir negalima atsieti, kad tų pačių problemų paprastai turi tie patys panašus savo prigimtimi, savo teritorijom, savo geografiniai išsidėstymų panašus rajonai. Todėl pirmiausiai, ką galima kalbėti apie Prienų ir Birštono kraštą, tai kaip aš ir esu pasisakiusi savo prisistatymuose, kad didžiausią dėmesį kreipsiu dėl regioninės atskirties mažinimo. Ten, kur regionai yra mažiau išvystyti, kur mažiau išvystyta pramonė, kur, kaip mūsų rajone, iki šio momento visada buvo mažiausi atlyginimai, ko pasiekoje ir mažiausios pensijos, bet didžiausi mokesčiai, komunaliniai mokesčiai, tai yra kilpa žmonėms ant kaklo, todėl šitas dėmesys pirmiausiai turi būti atkreiptas ir sumažinama regionų atskirtis. Kada mes sumažinsim šitą dalyką, mes atkreipsime dėmesį ne tik tokiu atveju padėsiu aš ne tik Prienų rajonui, bet ir kitiems rajonams, kuriuose tikrai yra didelė regioninė atskirtis. Pasižiūrėkime į Kėdainius, į Kėdainių savivaldybę. Ten tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui tenka 14 000. Mūsų rajone 100 litų. Gražu. Daugiau nereikia nieko pasakoti. 100 litų nuo 14 000 lygiai ir labai stipriai skiriasi vienam rajono gyventojui. Tad apie kokias darbo vietas, apie kokią bedarbystę galima kalbėti, bedarbystės mažinimą galima kalbėti. Ačiū.